Sveiki atvykę į Machės pamokas. Šiandien išmoksim apie kvadratinės lygtis. Tai kas yra kvadratinė lygtis? Tai yra tiesiog lygtis, kurios vienas nežinomasis yra pakeltas kvadratu. Tai kaip matom lygtį ax kvadratu plus bx plus c. Tai yra pilnoji kvadratinė lygtis. Ją sudaro trys skaičiai a, b, c ir nežinomieji x kvadratu ir x. Taigi čia mes matome kvadratinių lygčių pavyzdžius. Matome 3x kvadratu plus 5x plus 1 lygu 0. Galime sakyti, jog ši lygtis yra kvadratinė, nes turime koeficientą prie x kvadratu. Jį žymime raidę a ir šiuo atveju jisai yra trejetas. Turime koeficientą b, kuris yra tiesiog prie x, šiuo atveju jis yra penketas. Ir tiesiog skaičius žymimas raidė c, kas šiuo atveju yra vienetas. Kai turime visus tris iš šių skaičių, galim sakyti, jog ši lygtis yra pilna kvadratinė lygtis. Čia mes turim nekvadratinių lygčių pavyzdžius. Šios lygtis nėra kvadratinės, nes lygtise nėra nario su x kvadratu arba x kvadratu yra trupmenos vardiklė. Tai pavyzdžiui, pirmoje lygtyje mes neturime nario su x kvadratu, o antrajame pavyzdyje mes turime x kvadratą, bet jis yra trupmenos vardiklė. Dabar galima pereiti prie uždavinių. Pirmas uždavinys yra išsireikšti šią lygtį ax kvadratu plus bx plus c formatu. Tai pirmas dalykas, ką galim padaryti šioje lygtyje, tai atsiskliausti viską, žinodami formulę, jog a plus b pakelta kvadratu yra a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Galim sakyti, jog šitie skliaustai bus lygus x kvadratu plus 2 kart x kart 7 plus 7 kvadratu. Kitą lygties pusę mes galime atskliausti ir sudauginsim kiekvieną jos narį. Tai dauginsim 3x kart 7 ir atimsime iš 3x kart x. Toliau mes galim viską sudauginti. Sudauginę gausime x kvadratu plus 14x plus 7 pakelta kvadratu yra 49 plus 3x kart 7 yra 21x ir atėmę 3x kart x gausime 3x kvadratu. Dabar viską kelsime į kairėje lygties pusę. Visus x kvadratu dėsime prie x kvadratų, kad būtų paprasčiau susigaudyti. Visus x'us dėsim prie x'us ir visus laisvuosius narius paliksime. Tai kelsime x kvadratu. Dabar mes rašysime nebe minus 3x kvadratu, o plus 3x kvadratu, dėl to, kad kai keliam į kitą lygties pusę, mes pakeičiam jo ženklą. Tai jeigu dabar yra minus 3x kvadratu, tai pavirs į plus 3x kvadratu. Tada pridėsime plus 14x, atimsime 21x, pridėsime 49 ir gausime 0. Viską susipaprastinę, gausime 4x kvadratu minus 7x plus 49 lygu 0. Galime paimti dar vieną pavyzdį. Šioje užduotyje mums reikia pasakyti, kokie yra koeficientai a, b ir c. Tai pirmas dalykas, kurį mes galėtume padaryti, tai atsikratyti vardiklyje esančio ketvirto. Tai mes galėtume padaryti padaugintami abi dvi pusės iš 4. Jeigu dauginsim kairę pusę iš 4, mes gausim tiesiog x kvadratu plus 7x, o kitą pusę mes turėsim padauginti abudu ir x minus 6 kart 4. Dabar atsiskliausim dešinę pusę ir gausime 4 kart x minus 4 kart 6. Toliau persirašom kairę lygties pusę, gausime 4x minus 24. Viską persikelsim į kairę lygties pusę. Nepamiršime pakeisti ženklą, tai jeigu buvo
4x, kas yra plus 4x, mes padarysime, jisai paversime į minus 4x, pridėsime 24, gausime 0, susipaprastinsim, gausime x kvadratu plus 3x plus 24 lygu 0. Ir mūsų sąlyga prašė įvardinti koeficientus a, b ir c. Žinome, jog koeficientas a yra prie x kvadratu. Kadangi matome, jog nėra nieko prie a, sakome, jog a yra 1, nes x kvadratu yra tas pats kaip 1x kvadratu. B yra prie x, tai yra trejetas, ir c neturi šalia savęs x ir bus tiesiog 24.